Sveiki, mano vardas Kernius, aš dirbu su kvantinė hipnoze, 2 metai ir aš kalbėsiu šitam kanale apie labai daug įdomių dalykų. Dalis bus apie šį gyvenimą, šio gyvenimo prisiminimus, kaip mūsų vaikystė ar traumos ar kiti dalykai gali įtakoti, kaip mes dabar jaučiam ir matom pasaulį, kaip mes nepaleidę kai kurių baimių irgi savo trukdom džiaugtis pilnai gyvenimu, bet tikrai kalbėsime ir apie daug sudėtingesnės temas, apie praėjusius gyvenimus, nes esame gyvenę jų ne vieną, kad ir kaip bebūtų sunku patikėti, ir pakalbėsim, kodėl tai svarbu. Kalbėsim ir apie ateitį, jaudinas tai sakydamas, dėl to net atrodo stringa žodžiai, bet kalbant apie ateitį, ten yra dar labiau neįtikėtinų dalykų, bet yra tokie įdomus. Ir būtent dėl to mano šis podcastas yra Kerniaus laiškai iš ateities. Dėl to, kad mane tai įgalina kalbėti apie ateitį, apie neįtikėtinus dalykus. Ir man atrodo, kad svarbiausia iš tikrųjų šiame kanale ne tiek, kiek žmonėms surezonuos arba kas galbūt triggerinsis ar bus nepatogu klausyti, bet iš tikrųjų kitas dalykas, kad tie dalykai, kuriuos mes kalbėsim apie ateitį, kad mes pabandytume jas sujungti su dabartim ir kokius man tai klausimus sukelia klausant šią informaciją, kaip aš galiu pasiruošti tai ateičiai arba prisidėti prie to, kad jinai būtų geresnė, kad būtų tokia, kokią mes norime, kad būtų ir panašus dalykai. Tai pirmoji tema yra apie intuiciją, apie mūsų tą vidinį vedlį, apie pajautą, apie pajutimą. Galite sakyti, kokius norite žodžius. Man labiausiai gal tinka aukštesnio aš sąvoka ir to paaiškinsiu kodėl. Dėl to, kad mano manymu, mano siela, kuri yra manyje, arba dar kitaip aš norėčiau sakyti, kad siela turi mano kūną, o ne mano kūnas turi sielą, nes siela yra amžina. Tai yra susijungimas su savo aukštesniuoju aš. Kažkas yra tarsi virš manęs, kas žino žymiai daugiau apie mane negu aš pats iš savo sąmoningos perspektyvos. Tas aukštesnysis aš žino apie visą tai, kas atsitiko man praeityje, kas vyksta dabar, kokias aš pamokas turėjau išmokti, jeigu turėjau avariją su automobiliu, kodėl man tai nutiko, nes nieko nėra šiaip sau ir taip toliau, ne? Tai kalbant apie intuiciją, manau, kad geriausiai tai atsiskleistų per vieną istoriją. Ta istorija yra apie tai, kaip aš buvau Afrikoje prieš 2 metus. Aš keliavau į safarį ir tai buvo pirmas safaris mano gyvenime. Aš atvykau 5 ryto, kai buvo pažymėta mano kalendoriuje ir nieko nėra. Ta prasme, tiesiog nieko nėra. Praeina kažkiek laiko ir aš galvoju, atvykau 15 minučių anksčiau, žinau susitikimo vietą, taip toliau. Ir, gal nesmė visos detalės, bet esmė ta, kad aš vis dėlto galvoju, aš nenoriu to paleisti, šios patirties, turiu surasti kažką, su kuo pasikalbėti. Ir jeigu administracija dar uždaryta taip anksti ryte, gal sargas, ką nors žino ir panašiai, tai ta buferinė zona, kur jau skiria civilizacija ir džiunglės, su sargu kalbuosi, sako, žinai, jie išvažiavo 4 ryto. Sakau, kaip tai pas mane parašyta 5 ryto, sako, pakeitė laiką, galbūt tau nepranešė. Tai man pavyko susiderėti, kad mane įleistų į džiunglės ir vėliau aš grįšiu susipildyti popierius. Dabar galvoju, kad tai buvo taip drąsu, nes tu supranti, kad tose popieriuose, ką turėsi pasirašyti, yra tai, kad niekas neatsako už tavo gyvybę, už tavo sveikatą, už tai, ką tu sutiksi, ar tu sutiksi zebrus, ar liūtus, ar dar kažką. Tu esi pats atsakingas už save ir kiek tos rizikos prisileidi. Bet kažkaip tuo metu man buvo neįmotais. Ir aš išvažiuoju į džiunglės su savo juokingai maža mašina išsinuomota Afrikoje, o vairas beje dešinėje pusėje ir tai tikrai buvo challenge'as man vairuoti per Afriką ir dėl to. Bet istorijos esmė iš tikrųjų štai yra apie šią sankryžą, kai tu džiunglėse turi papirinį žemėlapį, kur tiesiog pažymėta, kokius ratus gali apvažiuoti, bet tenai nieko nepažymėta, kokius gyvūnus sutiks. Ir tai yra dėl labai paprastos priežasties. Čiagi ne zoologijos sodas ir jie neaptvaria ir jie vaikšto kur nori. Ir net jeigu kažkas matė
zebrus vakar ten, šiandien gali būti visai kitur ir už 50 km, nebūtinai už ten kilometrą ir panašiai. Tai jie tiesiog migruoja, jie visiškai laisvi. Ir aš žiūriu į tą žemėlapį ir galvoju, okei, aš dramblius mačiau, o kai Azijoj buvau, noriu pamatyti tą ir aną, tai kur man dabar važiuoti, kur man dabar važiuoti. Ir mano analitinis protas tarsi juokauja ir sako, pip, negaliu sakyti šito žodžio, ne eterį, bet ko tu iš manęs nori, taigi žemėlapį yra neparašyta, kur yra kas, tai kodėl tu manęs klausi ir aš toks, ką iš tikrųjų žemėlapį niekas neparašyta, tai kur man dabar važiuoti, aš galiu važiuoti bet kur, bet aš nežinau, kur važiuoti, jeigu noriu pamatyti tai ir tai. Ir viduj toks jausmas iškyla daydreamingas, dienos sapnas, tai vyksta jau 2 metai, kai aš tiesiog galiu sapnuoti dienos metu, kartais tai iškyla per meditaciją, kartais net savaime pasineriu į tą būseną, net nepradėjęs medituoti. Ir iškyla vėžliukas, vėžliukas plaukia vandenyne, po daugybės metų po to, kai išsirita savo gimtoje saloje. Ir jisai žino, kur plaukti, nežinau kokiu būdu, jisai neturi nei žemėlapio, jisai neturi jokių beizų, Google Mapsų ir nieko, jisai tiesiog plaukia ten, kur jaučia. Ir man taip ateina vidinis atsakymas, kad iš tikrųjų tai ir yra intuicija, tas vidinis žinojimas, tas tylus įsiklausimas, kad kur yra mano kryptis, po to, kai tu užduodi savo klausimą, ne? Nes klausimas arba intencija irgi svarbus, jeigu intencija yra, kur yra mano sala, kurią aš gimiau, aš noriu ją grįžti ir padėti naujus kiaušinius. Tai intuicija ir veda tave. Tai jeigu vėžliukas turintis tokią mažą galvą, tokias mažas smegenėlės turi intuiciją, tai negi aš neturiu ir viduje atsakymas yra iš karto, kad aišku, kad tu turi, tiesiog tu niekada manęs to nepaklausai ir aš taip šokia, kad tarsi taip aiškiai girdžiu vidinį balsą, ar jaučiu jį, galite vadinti kaip norit, nes tai nebūtinai žodžiai, tai nebūtinai mintis, tai gali būti tiesiog tarsi vidinis žinojimas arba jausmas. Ir aš tada klausiu, gerai, tai jeigu ir aš galiu tiesiog užduoti klausimą ir žinoti kur, tai kur yra dabar zebrai, man važiuoti į kairę ar į dešinę? Ir intuicija, aišku, kad į kairę. Aš, važiuojam, ta prasme, pabandom. Aš važiuoju į kairę ir netrukus praeina tik tai vos porą minučių ir labai graži kaimenė zebrų ir tame tarpe mama su nesenai susilauktų vaikų ir jisai toks linksmas ir juokingas ir aš matau tiek daug grožio tame, kad tiesiog išjungiu variklį, įsijungiu kondicionierių, viską atsidarau langus, sėdžiu kaip pelė po šluota ir vyksta dalykai. Aš ta prasme pamatau pirmą kartą gyvenime iš arti, ką daro gyvūnai, kai mūsų nėra. Tuo metu tarsi manęs kaip ir nėra, nes nėra variklio garso, aš neįsiduodu, kad aš ten esu, tiesiog mane priema kaip akmenį, kuris kažkodėl riedėjo ir jau sustojo ir jau nebeįdomus. Ne, ta prasme, tas automobilis tarsi kažkoks akmuo. Tai šita istorija man atskleidė apie tai, kad intuicija žino labai daug, kad kartais mes ją galime girdėti labai aiškiai, kartais ne taip. Kartais mes galime įsiklausyti kūno signalus, jeigu galvoju tikrai labai tylu, aš galiu sakyti, kad na gerai, mano šitas klausimas arba atsakymas yra labiau kairiai pusė, šitas atsakymas apie tą klausimą yra labiau dešiniai pusė, tai ką mano kūnas pajaučia ir tiesiog pabūti tarsi per meditaciją, ne, ir tiesiog kažkurio momentu tu tarsi nežinai kodėl, bet tiesiog palinkai į vieną pusę, tai tavo kūnas kalba už tave. Tai kalbant apie intuiciją, aš galvoju, jeigu tai yra toks galingas įrankis, kuris iš tikrųjų galima pasakyti, kurioje pusėje yra norimi gyvūnai ar kažkokie dalykai, gal jisai galima pasakyti ir apie to daugiau dalykų, jeigu aš ieškau naujo darbo srities arba kaip aš galiu vedamas intuicijas ten atsidurti, ne iš analitinio proto. Tai taip ir įvyko. Aš taip atsidūriau srityje, kur yra kvantinė hipnozė ir nieko bendro neturi su tuo, ką dariau gyvenime anksčiau, nes dirbau bankuose, dirbau su IT sritim, dirbau su dirbtiniu intelektu ir tikrai niekada nebūčiau pagalvojęs, kad ateisiu kvantinės hipnozės lauką darbui. Ir tuomet sekanti tema, į kurią noriu įlysti, vis dėlto pakalbėti apie jūsų intuiciją, apie jūsų vaikų intuiciją ir apie ADHD, apie dėmesio sutrikimus. Pradėsiu nuo istorijos iš daug anksčiau. Aš galvoju, kad jūs pastebėjote, kad jūsų seneliai arba proseneliai turėjo būdą
vertinti darbą ir įsikibti vieno darbo taip stipriai, tarsi tai būtų inkaras, kurį baisu paleisti, nes kai tik atsikabinsi nuo to inkaro tarsi iš vandenyno dugno, tu nežinai, kur tave gyvenimas nuneš. Ir saugumas buvo pats svarbiausias dalykas. Turėti darbą, turėti duonos, turėti stogą virš galvos tikrai buvo pats svarbiausias dalykas. Todėl nenuostabu, kad, tarkim, mano močiutė dirbo grąžtų gamykloje, kokybės kontrolė ir jinai dirbo visą gyvenimą tenai. Mano kita močiutė dirbo leidykloje, redaktorė, irgi visą gyvenimą ir taip toliau, ne? Tai aš manau, kad iš tų ankstesnių įsitikinimų kyla nuostatos, ko mes tikimės iš vaikų. Mes irgi norime, kad jie išsirinktų saugų darbą, kuris moka, kuris yra stabilus, kur yra tikrai reikalinga profesija, kad vaikeli tu nesimėtik, o kodėl tau šitas darbas blogas, jeigu vadovas ten kažkoks, gal tu sukask dantis ir pakentėk ir taip toliau, ne? Tada mano karta turbūt jau buvo tie, kurie keičia darbus, bet keičia kartą per 10 metų, drąsesni keičia kartą per 3 arba 5 ir tik tai labai reta dalis, kurie ateina metus 2 padirba ir juda toliau. Tai man buvo sunku, atrodytų juos suprasti, bet aš kovoju, kad tas lojalumas irgi kilo iš mano tėvų ir senelių kartos. Drąsiausias jaunimas ateina į darbą, pabūna savaitę arba 2. Ir jeigu jaučia, kad kažkas yra ne taip, ar su vadovu, ar su komanda, ar jie ne taip įsivaizdavo darbovietę, ar jos tikslą, ar jiem nepatinka įmonės kultūra ir vaibas, pavadinkim taip, jie išeina. Va, taip atrodo mūsų požiūris į gyvenimą, bet kodėl aš apie tai kalbu? Dėl to, kad kai mes prieinam prie vaikų ir jaunuolio intuicijos, mes iš tikrųjų darome tą patį, ką tėvai ir seneliai darė su mumis. Mes vis tiek vis dar norime užmauti savo batus ant jų ir sakyti, kad žiūrėk, kaip aš kantriai mokiausi mokykloje, universitete, aš ten turiu 2-3 diplomus arba panašiai, aš mokiausi ir nemėgstamus dalykus, priverčiau save daryti viską ir taip toliau. Ir tarsi mes norime tai parodyti kaip atsparumo pavyzdį, kaip kantrybės pavyzdį, bet iš tikrųjų pametame kitą dalyką, pametame kitą kampą. Pametame tai, kad mūsų vaikai yra visiškai kitokie. Ir kodėl aš tai kalbu? Dėl to, kad intuicija pas jus yra labai stipri. Tai dabar pakalbėkime apie intuiciją pačiam aukščiausiam lygyje, ne? Aš įsivaizduoju, kad pačiam aukščiausiam lygyje intuicija yra būtent ta, kuri bando mūsų jungti mūsų dabartinį kelią, kur mes esame ir kur link einame, su mūsų sielos tikslais, su tuo, ko mes iš tikrųjų atėjome į šį pasaulį, su savo misija, su savo užduotimis, su tuo, ką norime patirti. Ir visada, kada mes leidžiamės būti išstumti kažkur į šalutinį takelį, yra labai kažkaip neramu ir norisi būti kažkur kitur, tiesiog negali išbūti. Pasakysiu gal tiesiog per elementarų pavyzdį. Įsivaizduokite, kad vaikas, kuriam reikėtų priverstinai mokytis vokiečių kalbą, ten, nežinau, matematika, literatūra, fizika, dar aibė dalykų, yra gebantis susifokusuoti tik tai į, tarkim, 2 dalykus su anglų kalba ir matematika, o visa kita nesiseka. O kaip reaguoja tėvai? Dėmesio sutrikimai, tabletės, vaikas, kol yra ant tablečių, tol yra prigesinta jo intuicija, kuri žino, kad jam nereikės vokiečių kalbos, jo intuicija žino, kad jam nereikės ir dar kažko, ir kadangi jo intuicija, jo vidinis sielos tas žinojimas žino, ko jam nereikės ateityje, tai labai sunku prisiversti daryti tai, ko tau nereikia, tai, ko tau niekada nereikės. Tai šita vieta yra tarsi mūsų mokyklos atgyveno ir šita atgyvenusi sistema nebetinka vaikams, kurių stipri yra intuicija. Tai ką daryti kitaip, ne? Iš kur tai žinau, ne tik iš kvantinio lauko, bet pats patyriau vieną tokią savaitę. Buvo labai įdomu ir pradžioje aš tikrai labai pasimečiau, nes galvoju, kas su manim vyksta. Įsivaizduokit, mano
ankstesni įpročiai buvo, kad vakare būtinai reikia filmą arba serialą. Tada persijungia mintis, tu nebegalvoji apie darbus ir panašiai, nurimsti, keliauji valytis dantų, keliauji miegoti, viskas aišku. Tą savaitę bandau įsijungti Netflixą pažiūrėti ir negaliu susikaupti žiūrėti. Ir tai yra tikrai įdomus serialas. Kodėl aš negaliu susikaupti žiūrėti serialą? Tada bandau dar kažką daryti, irgi negaliu susikaupti ir aš kovoju, visiškai čia ne aš, nes man taip lengva visada susikaupti į bet kokią pasirinktą užduotį, net ir tokią užduotį, kokios aš nemėgstu, galiu prisiversti padaryti visą popierinį darbą, parašyti ataskaitas, padaryti kitus dalykus, tai ką reikia padaryti, bet tą savaitę nieko negaliu padaryti. Ir aš toks, nu gerai, tai čia gal kažkoks naujas mano intuicijos lygis, kur aš nebegaliu daryti tai, kas yra man nepakeliui, ten, kur aš švaistau laiką. Ir viduje atsakymas, taip, tu tiesiog dažniau turėtum pajusti, apie ką šiuo metu yra tavo energija, apie ką yra tavo mintis ir ką tu dabar turėtum daryti su visu to, o ne tiesiog random išsirinkti iš proto, kaip anksčiau. Tarsi to-do sąrašas, kad reikia pasidaryti tą ir dar tą reikia padaryti ir būtų naudinga tą padaryti, bet tarsi protas reikalautų, ką turi daryti. Ir aš toks, gerai, o ką aš tada darau? Ir buvo juokingiausia tai, kad iš tikrųjų pirmas dalykas, ką turėjau padaryti, tai tiesiog leisti savo pamiegoti. Ir nejausti dėl to kalties, kad snaudžiu popietę. Nu gerai. Tada toliau aš atsikėliau jau visai su kitokia energija po powernapo, po to pasnaudimo. Ir tada gavau kitas užduotis ir keliavau per jas. Ir tai buvo viena geriausių dienų tą savaitę, kad iš tikrųjų, kai aš dariau pagal savo energiją, pagal tai, ką iš vidaus iškyla, ką turėčiau daryti, tai ir tiesiog darau. Kad ir šiandien aš tikrai nesijaučiu pasiruošęs kalbėti pirmą savo podcastą, bet tiesiog jaučiau, kad čia ir dabar aš tai turiu padaryti, kad tai bus nesurežisuota, nesurepetuota, aš neturiu jokių špargalkių, apie ką aš kalbėsiu, ne? Tai tą savaitę aš pragyvenau būtent tokiu ritmu, kad niekaip kitaip, tik tai per gilesnį pajautimą, ką turiu daryti ir ką galiu daryti, galėjau judėti toliau. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų su ADHD, dėmesio sutrikimo vaikais, yra lygiai tas pats, kadangi mes juos, blemba koks negražus žodis, bet prievartaujame, elgtis taip kaip mes pagal mūsų darbotvarkę, kad tarkim, jeigu mes buvom pripratę grįžti iš mokyklos, tada mokaisi, tada gali ten pavalgyti, tada gali išeiti į lauką ir panašiai. Man atrodo, kad o Dieve, jeigu atsitiktų kitaip, jeigu tas vaikas pirmiausia pavalgytų, tada išbėgtų į lauką, tada ruoštųsi pamokas arba dar kažkas. Taigi čia neteisingai. Tai pradžioje mes privalom užsidirbti laisvalaikį, užsidirbti buvimą lauke ir kitus dalykus ir pradžioje privalom pasidaryti tai, ką privalom pasidaryti. Bet kas, jeigu tas vaikas yra kitoks, ne? Tai kai aš matau, kiek stipriai vaikai kenčia nuo šito spaudimo iš sistemos, pavadinkim, iš mokyklos, iš tėvų, iš to, kaip reikia daryti, kas jų tėvam ar seneliam veikia, o jiems neveikia. Ir tai yra labai iš tikrųjų pavojinga. Ir man dėl to labai skaudu, nes iš tikrųjų su tais vaikais, su kuriais susiduriu, ar jaunimu, žinot, kokia didžiausia bėda? Net skauda. Kokia didelė bėda? Įtampa. Ta prasme, kad realiai jaučiasi įsitempę, jaučiasi, kad kažkas su jais negerai, kad labai stipriai negerai, kad jiem net reikia kažkokių vaistų dėl dėmesio sutrikimo, kad jie nenormalūs, nes kiti vaikai normalūs. Ne, visiškai yra atvirkščiai. Ta prasme, realiai aš jiems pavydžiu tokio stipraus vedimo, jeigu mes įsivaizduotume mūsų protas, emocijos ir intuicija, kad pas juos tokia stipri intuicija ir kad yra didžiulė dovana, kad ta prasme su ta intuicija gali taip toli ir taip greitai nueiti 7-myliais žingsniais. Ką aš turiu omeny? Naujoje Zelandijoje dabar yra vienas moksleivis, kuriam mokykla suteikia visą laboratoriją ir visi kiti tiek dėstytojai, kurie dirba chemijos srityje ir kitose dalykuose, tam vaikui asistuoja, nes šiuo metu yra jisai ties proveržiu dėl naujo išradimo. Kaip, ta prasme,
kaip mūsų vaikai žino daugiau už mus, jeigu mes jiem leidžiam patikėti savim, jeigu mes jiem leidžiam, kad jie susijungtų su savo intuicija ir susijungtų už savo žinių ribos, aš tai pavadinčiau su kvantiniu lauku, jie žino daugiau už mus. Ir tokių situacijų bus vis daugiau, ta prasme, kad realiai vaikas atės pas matematikos profesorių ir kur yra ant lentos daugybė eilučių formulės ir reikia parašyti atsakymas, ir tiesiog prieis ir parašys. Ir tada profesorius sakys, kaip aš tai sprendžiu visą savo gyvenimą, o tu 1-2 ir sprendai, tu paaiškink, kaip tai padarei. Ir vaikas tiesiog atsakys, aš žinau, kad štai yra atsakymas, aš ir parašiau. Ir vaikas nebūtinai žinos, iš kur tas atsakymas. Atsakymas gali būti iš kvantinio lauko, iš jo vidinio žinojimo, tiesiog jisai žino, koks yra atsakymas, ta prasme. Ir mes ir tai turime tada kažkaip spręsti, turime spręsti savo mokymo sistemą ir tikrai tai padarysim. Tai kažkuriame iš podcastų aš būtinai kalbėsiu apie tai, kaip turi keistis mūsų mokymas, kaip mes dirbame su vaikais. Tai dabar, o kuo aš galiu patarti kiekvienam iš jūsų, tai kaip tą intuiciją pasižadinti. Tai turbūt labai svarbus klausimas, nes kad tai nebūtų tik abstraktus kalbėjimai podcastai, bet kad kažką savo galėtumėte išsinešti. Taip, tai mes pirmiausia iš tikrųjų, kai sakome, kad norime veikti iš pajautimo, iš pojūčio, iš intuicijos, labai svarbu nesusipainioti, kas yra kas. Tai aš sakyčiau, kad labai svarbu suprasti, kad mūsų emocijos dažniausiai šaukia. Įsivaizduokim savo patį didžiausią pyktį, ar ten patį kvailiausią įsimylėjimas rožiniais akiniais, kai iš tikrųjų tu nebematai realybės, matai tik tai gražius dalykus ir jos projekcionuoja ir dar jos pagražina. Ir tai yra labai gražu, kai pavydžiu aš tų rožinių akinių. Bet ir visi kiti dalykai, realiai mūsų emocijos, tai jos šaukia, jos yra garsios. Aš to nepavadinčiau, kad emocijos yra lygų tyla, niekaip, tyla yra kažkur visai priešingoje pusėje. Tada mūsų analitinis protas, jisai dūzgia, jame yra labai daug minčių ir ten yra daug versijų, o jeigu taip, o kodėl ne taip, o kodėl man tai atsitiko, o kaip dabar išspręsti, ABC variantai, 51 už 49 prieš ir taip toliau, bet čia yra mūsų protas, jisai dūzgia. Aš irgi to niekad nepavadinčiau tyla. Aš labai esu laimingas, kad paskutiniu metu, taip kaip jeigu kalbu ir sustoju, tyla. Kas įdomiausia, tyla ne tik žodžiuose, bet tyla mintise šiuo metu. Tada aš susijungiu su visko, kas aplinko, aš girdžiu paukščius miške, aš jaučiu savo vidų žymiai geriau ir taip toliau. Tai štai atsakymas, mums iš tikrųjų reikia tylos. Tai kaip pasiekti tylą, kurioje gyvena intuicija? Aš manau, kad mes turėtume įsivaizduoti, kad tai yra kaip švelnus vėjo gūsis ant odos. Tuo metu, kada jūs stipriai ūžia galvoj ir jūs esate iš viso netgi zoom out, galbūt iš realybės ir iš savo kūno, jūs net nejaučiate savo kūno, nes esate galvoje, sprendžiate dalykus, tikrai nepajusite švelnaus vėjo dvelksmo. Tada, kada yra stiprios emocijos, ar ten būtų pyktis ar kažką, kaip minėjau, kaip pavyzdį, irgi nepajusite to vėjo dvelksmo, nes tiesiog viskas verda jumise, ne? Tai reiškia, tik tai mums reikia ieškoti ramybės ir tylos ir surasti viduje, savo viduje, kažkokį tokį įvaizdį, kuris jums būtų priimtinas. Pavyzdžiui, man vakaras prie ežero, kai visiškai nurimsta vanduo, kuris yra kaip stiklas, atsispindi, atrodytų ir medžių, ir viskas, kas yra ežero kitoje pusėje, tarsi veidrodis. Va čia man yra tylos akimirka, kai viskas labai stipriai nurimsta. Tai kiekvienas iš jūsų gal turi savo būdų prieiti prie tylos, bet manau, kad dažniausiai padeda gamta, padeda meditacija, padeda mindfulness praktikos, kaip sutelkimas dėmesio į kvėpavimą, padeda kiti dalykai. Jeigu reikia mano patarimo, kas man padėjo, kas man veikia, tai iš appsų lietuviškas appsas Ramu. Labai fainai, kad padirbėjo psichologai ir yra lietuvių kalba kelios meditacijos. Kas mėgsta ir moka angliškai, labai patiko Smiling Mind,
besišypsantis protas appsas, dėl to, kad jame yra labai daug skirtingų programų, tiek pradedantiesiam, tos guided mindfulness praktikos, dedamos praktikos, kai tau nereikia tiesiog sėdėti su savimi tyloj, kas tikrai kartais būna per sudėtinga, ypač pradedant, bet ten yra daugybė programų. Jeigu turite su miegu problemų, yra programa apie miegą ir panašiai. Tai manau, kad galima pradėti nuo to, nes kaip kitaip ugdytis intuiciją, jeigu mes nesugebame susigrąžinti tylos į mintis, jeigu visą laiką mumise arba verda emocijas, arba dūzgia protas, arba abudu dalykai vienu metu, tai tada labai sunku surasti intuicijos balsą ir surasti kelią į priekį. Tai tiek pirmam kartui. Tikiuosi, kad patiko. Ir jeigu turėsit kažkokių klausimų, tai drąsiai rašykite komentaruose, pasistengsiu atsakyti kiek galiu. Iki kitų kartų.